prasideda mūsų rytas Romoje. Einam iki susitikimo vietos, nuo kurios važiuosim į Pompėją. Kelionė iš Romos į Pompėją vėlgi pirkau per Get Your Guide. Vienam žmogui kelionė kainuoja 144 eurai. Mes nusprendėme, kad kelionė buvo verta šių pinigų, o kas įeina į kelionės paketą, pamatysite video eigoje. Abbiamo amputato le nostre ombre e poi siamo affogati sotto mille onde e non riusciamo. Po 2,5 valandos kelionės Neapolio kryptimi pagaliau pasiekėme Pompėją. Now you can look inside. This was authentic one. From the first excavation we found so much of different pieces, so much of different and a rich lady. Pirmas dalykas, su kuo buvome supažindinti, tai kameros, kuriuose gyvendavo gladiatoriai, ir nedidelis amfiteatras, kuriame buvo rengiamos jų kautynės. Šis nebuvo pagrindinis, Pompėjoje jau atkastas ir gerokai didesnis, bet mes jo šiuo turu nepamatėme. Didelis miestas Pompėja buvo. Viso per vieną dieną neapeisi. Matėme tik nedidelę jos dalį. Sword, helmet, wasn't a gladiator. Fighting it, and then a second gladiator. You guys know the magic Michelangelo was there. Common person like you and me. Pompėjos archeologiniai kasinėjimai atskleidė nemažai faktų apie senuosius laikus. 79 metais po Kristaus išsiveržęs ugnikalnis Vezuvijus palaidojo Pompėją net po 6 metrų pelenų sluoksnių. Storas pelenų sluoksnis užkonservavo didelį miestą, todėl mes turime galimybę žinoti, kad jų duona buvo panaši į picą, kad pastatai buvo ne tik balti, bet dažomi ir ryškiai raudona spalva, o iš sustingusių žmonių siluetų galime matyti, kaip jie pasitiko mirtį. Kita dalis Pompėjos, kurią mums aprodė, buvo tuometinis raudonųjų žibintų kvartalas. Tai šitas aukštas yra išlikęs, o antras aukštas yra atstatytas pagal taip, kaip buvo anksčiau. Čia visur akmuo, nelabai daug kur pasisodinti gal. Štai užėjome ir į vieną iš viešnamių. Did you see the F? Yeah. You see E, L, A, T, I. F, E, L, A, T, I, O. Got it. All right. You speak really well. Name, services, and price. Almost like TripAdvisor, somebody did right. O, čia taip. Taip pat mes žinome ne tik Vezuvijaus išsiveržimo metus, bet ir tikslę datą. Tai rugpjūčio 25 diena. Ir netgi žinome, kad išsiveržimas prasidėjo vidudienį. Ir už šiuos faktus galime dėkoti romėnams, kurie mokėjo ir rašyti, ir skaityti, ir sugebėjo visus šios faktus mums išsaugoti. Nerealu atrodo vaikščioti po kažkada ugnikalnio palaidotą miestą. Dar viena svajonė įgyvendinta. O čia yra pipirmedis. Kvepia kaip pipiras pavoščius. So that was used for the match of gladiator and sports. Anyway, what we visited was stayed there after going on top and going through. What we see, do you remember the White House? Is the house built on top of the ash. You go there like this one and many more, they are on excavated area. In more or less 250 years we was able to remove the ash in few parts of the city. Užbaigėm turą Pompėjui.
Varom valgyti picos restoraną. Neapolietiškos picos margaritos. Pasakoju istoriją apie pizzą margaritą. Kad pica margarita buvo išrasta, kai ten kažkoks žymus picų kepėjas buvo paprašytas iškepti pizzą karalieniai. Ir kai karalienė patiko pica ir jinai klausė jo, kaip vadinasi ta pica, jisai sako, nėra pavadinimo šiai picai. Ir pavadino pica karalienės garbei. Pica margarita. 3 tradicinės neapolietiškos virtuvės patiekalų pietus buvo įskaičiuoti į turo kainą. Ar pati pica patiko? Manau, reikėtų klausti tų, kurie mėgsta itališką pizzą. Tikrai neapolietiška pica. O čia dar atnešė tipišką neapolietišką užkandį. Sakė, kas bulvės yra? Bulvės ir sūris. Man labiau patiko amerikietiškos picos gabalėlis Niujorke. Bet džiaugiuosi išbandžiusi pizzą margaritą jos gimtinėje. Tai irgi patirtis. Nuo vietos, kurioje valgėme, atsivėrė puikus vaizdas į Neapolį. Bet kodėl žmonės, net po Pompėjos nelaimės, renkasi gyventi taip arti ugnikalnio? Ogi todėl, kad žemė čia labai derlinga. Netgi valdžios gąsdinimai, kad nepavyks jūsų visų evakuoti, jūsų per daug, nustokit statyti namus ugnikalnio papėdį. Atrodo, Neapolio gyventojų neveikia. Pradedam savo žygį į Vezuvijaus viršūnę. Vezuvijus – aktyvus ugnikalnis ir dėl tankiai apgyvendintos papėdės skaitomas vienu pavojingiausių. Paskutinį kartą Vezuvijus buvo išsiveržęs Antrojo pasaulinio karo metu. Mums užlipus pamatyti kraterio netrodė jis jau toks pavojingas, tikėjomės bent dūmelį išvysti. Pats didžiausias išsiveržimas ir buvo tuomet, kai buvo sunaikinta Pompėja. Išsiveržimas buvo toks stiprus, kad ugnikalnis dalį savęs net sunaikino, išsprogo viršūnė į šalis. Kopti daug mums nereikėjo, vos valandėlę pirmyn ir valandėlę atgal. Didžiąją dalį užvežė autobusas. Įveikėm Vezuvijų! Taip susipažinome su Pompėjos istorija ir ugnikalniu Vezuvijumi. Bet tiesiai namo ekskursijos gidas mūsų dar neišleido. Dar reikia reklamos vietiniams padaryti. Prego. Prego, sì. You're welcome. Thank you, mister. Čia su cukru. Prego, mister. Bravo, bravo. Grazie. I give you a tasting of limoncello. Remember that after limoncello, for everyone, I have a special surprise. Tieni? Voglio limoncello non alcol, O, šitas stipresnė. Please, limoncello non alcol. O, šitas stipresnė negu kur gėrėm tam bare. Nu ką, mozzarella. Mozzarella ir limoncello. Kaip pieniuką likeris. Pieniuką, skanus. Mozzarella and Caribbean ram. Mamma mia! Caribbean ram and mozzarella, please. Romas ir mozzarella. Smell before to drink. Smell before to drink. Pauostykit prieš gerdami. Mozzarella and the Caribbean ram. Dar geriau. Gal ir nieko ta reklama. Tokio didumo citriną pirmą kartą mačiau. Na, o dabar keliaujame atgal į Romą. Abbiamo ballato sulle nostre tombe.
pasibaigė mūsų kelionė į Romą. Trumpas, bet turiningas susipažinimas su Italija ir Romos imperija. Na, o sekančiame video susimatysime jau Ispanijoje, kur laukia gerokai ilgesnis nuotykis.